Mes retai kada pagalvojame, kas padeda žmonėms su negale. Individualios priežiūros darbuotojos tyliai atliekami kasdieniai darbai keičia tokių žmonių gyvenimus. Jinai generuoja patį didžiausią srautą meilės, šilumos, atjautos kitam žmogui. Ir šalia to žmogaus tiek komanda, tiek mūsų klientai tikrai labai gerai jaučiasi. Aš net tikrai galvočiau, kad jeigu tokių žmonių būtų daugiau aplink mus ir su mumis, mes visi per gyvenimą eitume kur kas ramesni, kur kas dažniau šypsodamiesi, o ne bėgtume taip, kaip esame įpratę. Specialistė sėkmingo darbo paslaptis išmokta ne knygose, o įgyta auginant ir rūpinantis savo sūnumi su negale. Moters pomėgis keliauti ir parsivežtų įspūdžių pasidalinimas su paslaugų gavėjais leidžia jiems pasitelkus fantaziją aplankyti pačius tolimiausius pasaulio kampelius, neišeinant iš namų. Mūsų kolegė su vyru augina suaugusį neįgalų sūnų ir jie turėdami patirtį šeimoje gali šitą pritaikyti natūraliai savo esamiems klientams. Jie randa labai artimą ryšį su paslaugų gavėjais bei jų artimaisiais. Kolegė su vyru labai daug keliauja, organizuoja patys savo keliones ir tą patirtį patirtą kaip tradicijų, kultūrų skirtumą, lankstumą, prisitaikymą, buvimą vis skirtingoje vietoje jie pritaiko ir savo klientams, pas kuriuos jie lankosi. Kadangi ne visi asmenys gali išvykti kažkur pakeliauti, tai jie visą šitą savo patirtį jiems perpasakoja ir dalinasi įspūdžiais, kad jie kartais kitą kartą jaučiasi, kad būtų lyg ir ten buvę. Jeigu aš būčiau komisijos narė ir turėčiau galimybę įvertinti arba išrinkti geriausią individualios priežiūros darbuotoją, tai ji būtų Daiva Januškevičienė. Pati nuostabiausia, pati empatiškiausia ir pati šilčiausia individualios priežiūros darbuotoja šiais metais yra skelbiama Daiva Januškevičienė.